Šeima man yra viskas ir aš tiesioginė to žodžio prasme esu atidavus labai daug metų šeimai ir jos gali tai patvirtinti. Tai mes gyvenam vieni dėl kitų, tai aš manau, kad šeimoje taip ir turėtų būti, kad gyvenam vieni dėl kitų ir stengiamės. Tiesiog tai svarbiausias dalykas gyvenime. Mama, kiek svarbi kantrybė? Vienas iš svarbiausių dalykų, bet ne visada pavyksta. Bet čia yra mūsų tikslas ir mes tikrai siekiame būti vis kantresni ir tolerantiškesni. Ar dažnai mes tave skaudinam? Atsakymą maždaug žinau. Tikrai neskaudina, nebent nesąmoningai arba gal nuvilia, bet neskaudina. Ar patarsi, kaip išsirinkti profesiją gal geriau? Nors ne, geriau vyrą. Tikriausiai jau girdėjai patarimų. Turim neblogą bibliotekėlę namuose, gerų knygų ir nešykštim patarimų, kai reikia, taip kad manau tikrai patarsim ir jau turbūt nemažai ir žinai. Dabar prisimenam vaikystę ir ar patiko ankstyvesnė vaikystė, nes dabar daug pareigų, bet ar patiko anksčiau? Man visai patiko iš tiesų ir buvo daug geriau negu dabar, nes dabar daugiau mokytis reikia ir buvo linksma ir smagu ir taip toliau. Ar įsivaizduoji gyvenimą viena be šeimos, kai reiks kažkur studijuoti, jeigu išvažiuoti tiesiog? Tai žinoma įsivaizduoju, manęs namie beveik nebūna. Aš jau susitaikiau ir man bus viskas gerai, jeigu taip reikėtų.